Gerą dieną. Čia puikiai, graži vieta pasisveikinti. Šiandieną trumpai apie situaciją. Gautas yra atsakymas iš prokuratūros. Tai nėra atsisakymas tirti. Tai sprendimas nenagrinėti mano prašymo, nes nebuvau ankstesnio tyrimo dalyvis. Tačiau problema iš esmės neišspręsta. Bankroto procese buvau neįtrauktas į kreditorių sąrašą, nors turėjau finansinį reikalavimą. Dėl to netekau galimybės dalyvauti bankroto procese, kreditorių susirinkimuose, balsuoti ir ginti savo interesus. Kreditorių susirinkimo pirmininku buvo išrinktas Vytautas Švetkauskas, atstovavęs AS Reverta. Viešoje erdvėje jis minimas STT tyrime dėl galimų korupcinių veikų bankroto procesuose. Šiuo metu prokuratūra teigia nematanti pakankamo nuosavybės ryšio su galimai pasisavintu turtu. Todėl šis klausimas turės būti keliamas naujo proceso metu. Todėl vertintina inicijuoti naują procesą dėl galimo turto užvaldymo ir žalos pasisavinimo. Mat turto vertinimo ir pardavimo iš varžytinių procedūros kelia pagristų klausimų. Varžytinėse dalyvavo po vieną pirkėją kiekvienam objektui, pavogti geoterminiai siurbliai, padaryta žala vertinama 1000 litų, tada dar buvo litais. Taigi, tai nėra asmeninis mano konfliktas, tai klausimas apie kreditorių teisių apsaugą, bankroto procedūrų skaidrumą, viešą interesą, pasitikėjimą teisinę sistemą.